Šiandien mokysimės nustatyti medžiagos molekulinę formulę. Skaitome ir rašome. Anglies masės dalis junginyje yra 92,3%. Rašome. Anglies simbolis C, jos yra 92,3%. Procentai parodo, kad 100 gramų junginio yra 92,3 gramo anglies. Skaitom toliau. Vandenilio 7,7%. Rašome. Vandenilio simbolis H, jo yra 7,7%. Procentai parodo, kad 100 gramų junginio yra 7,7 gramo vandenilio. Junginio molinė masė 78 gramai molyje. Reikia rasti empirinę ir molekulinę formulę. Empirinė formulė parodo kiekvieno elemento atomų santykį molekulėje. Molekulinė formulė parodo, kiek ir kokių atomų sudaro molekulė. Norėdami rasti elemento atomų santykį molekulėje, ieškosime anglies ir vandenilio molių pagal formulę. N mažoji medžiagos kiekis moliais, M mažoji masė, M didžioji molinė masė. Užrašome molinės mases. Molinė masė anglies randame periodinėje elementų lentelėje yra 12 gramų molyje. Vandenilio molinė masė yra 1 gramas molyje. Taip pat randame periodinėje elementų lentelėje. Dabar galime įstatyti į molio formulę. N mažoji molis anglies lygu. Paryškinsiu skaičius. Anglies masė 92,3, molinė masė 12 gramų molyje. Įstatome formulę. 92,3 gramus dalinsime iš 12 gramų molyje. Padalinę gausime 7,69 molio. Ieškome kiekio vandenilio. N mažoji vandenilio lygu. Paryškinsiu skaičius. Vandenilio masė yra 7,7 gramo, molio masė 1, įstatome formulę. 7,7 gramo padaliname iš 1 gramo molyje ir gauname 7,7 molio vandenilio. Parašome molių santykį. Molis anglies su moliu vandenilio, taip kaip 7,69 molio su 7,7 molio. Gautus skaičius verčiame sveikaisiais skaičiais. Norėdami tai atlikti, abu skaičius daliname iš mažesnio. Mažesnis yra štai šitas 7,69 molių. Daliname 7,69 molio, padaliname iš to paties skaičiaus
7,69 molio. Gausime 1. Verčiame sveikuoju 7,7 molio. Daliname iš mažesnio skaičiaus 7,69 molio, taip pat gausime 1. Galime užrašyti elementų atomų santykį. Anglies ir vandenilio atomų santykis yra 1 ir 1. Vadinasi, formulėje bus 1 atomas anglies ir 1 atomas vandenilio. Turime empirinę formulę. Norėdami rasti tikrąją formulę, turėsim palyginti molio mases. Paskaičiuojame molio masę gautosios empirinės formulės, ji bus lygi. Anglies masė 12, pridedam vandenilio masę 1, sudedame ir gauname 13 gramų molyje. Pasibraukim tą skaičių. Grįžtam prie sąlygos. Sąlygoje yra duotoji junginio molio masė 78 gramai molyje. Randame, kiek kartų šios dvi molinės masės skiriasi. Daliname 78 gramus molyje. Padaliname iš 13 gramų molyje ir gauname 6 kartus. Mūsų empirinė formulė yra lengvesnė už junginio formulę. Vadinasi, mes indeksus turim padauginti iš 6. Tai bus C6 ir H buvo 1, dabar turime 6. Tai yra mūsų junginio molekulės formulė. Taip. Ir parašome atsakymą. Atsakymas empirinė formulė CH, junginio formulė C6H6. Linkiu sėkmės skaičiuojant.